Yra turim. Nu va, dėdžius išvažiavo. Tiek trūko, ką tik atvažiavau, vos nepavėlavau. Žiūriu, čia sakinėjasi aplinkui. Bet pagavom. Pasimetus dėdžius, išvažiavo. Tuo pačiu buvau užsisakęs šiukšlių konteinerį. Jau senai buvo sumokėta. Bet niekaip jie neatvežė. Permanentinį, kad turėčiau kur tas šiukšlės dėti. Žiūriu, tą atvežė. Jau išsivalysim biškį čia. Nes čia biškutį aš jau prikaupęs irgi. Na ir po tokių smulkių darbų eisim vėl pakuotis, printintis. Nes kaip ir žiūrėjot, sūnus su draugu buvo pakviesti, kad pagelbėtų. Tai va, privarė vėl dėžių. Reikia visus juos tik tai susileibalus užmest ir vėl susipakuoti dėžės. Šiandien neišeis, nes kaip matėt, turiu ir kitus darbus. Tai turiu laiko tik tai iki 2 valandos. Bet naktiniai dar vienas šiftas ir tada jau 4 off. Ir galėsiu visą savo energiją šičia atiduoti. Daug mačiau po nakties klausimų ten atsirado pas jūs. Tai kai turėsiu laisvą minutę, tikrai atsakysiu. Jūs man pasakykit, Lietuvoje jūs turit šis tokį servisą, kur galima nusipirkti šitus. Aš pats laukiu dar poros sertifikatų, kad galėčiau įeiti į Europos rinką. Atsidarys man, dėl to, kad čia, žinot, po Brexito nieks nebeįmanoma, išvežti labai daug papirizmų reikia ir sertifikatų. Aš užaplainau viską. Tai atsidarys visi marketai mano kaip vokiečiai, italai, visos pagrindinės Europos visos šalys, žodžiu. Tai va, kad ir kur gyveni, galėsi nusipirkti mūsų šitelių. Šiteliai skamba kaip šudeliai, bet, supranti, angliškai biškai supranti.